Labą dieną, Monika. Labą dieną. Sakykite, kur jūs čia esate ir kodėl čia esate? Tiksliai net negaliu pasakyti pavadinimo, nes nežinau, bet žodžiu kūno visos sistemos diagnostika, kuri vyksta labai greitai ir esu čia, nes noriu sužinoti, kas vyksta su mano organizmu ir su manim ir noriu pagalbos. Ar teko kažkokias problemas, kurių turite, spręsti čia anglų poliklinikose? Buvo bandymas, bet kadangi, kaip ir sakiau, kraujo rezultatai nieko nerodo ir gaunasi, kad vos, tik sako, pagerk vitaminų ir viskas bus gerai, kaip ir visas procesas ir baigėsi tuo. Tai ir daugiau nebuvo, kažkokių buvo tie bandymai, bet niekas negerėjo ir pamačiau jūsų jau skelbimą ir jau nusprendžiau, kad reikia vėl bandyti kažką ir naujo ir žiūrėti, kas toliau vyksta tada. Tai jūs dabar tik pati iš daktarės, ne, po diagnostikos. Ir kokie jūsų įspūdžiai? Ar verta žmonėm ateičia pasitikrinti? Ar pati nesigailit, kad buvote šioj diagnostikoj? Ne, gailėtis tikrai nesigailiu ir patiko tas, kad iš tikrųjų viskas vyko labai greitai ir ne taip, kaip jeigu eitum per normalias visas ten poliklinikas ir diagnostikas, viskas vyktų ilgai ir pats procesas, kaip sakant, irgi kaip ir pavargsti nuo jo ir nežinomybė ilgai tęsiasi, iki kol surandi, kas tau iš tikrųjų negerai ir kol gali pradėti visą jau procesą tam gydytis. Tai patiko dėl to, kad viskas greitai ir kad dar yra patarimai, kaip maitintis ir visa kita ir kad kaip, žodžiu, vos net pradėti visą valymos procesą. Ar rekomenduotumėte ateiti kitiem? Tai be abejo. Tai dabar kam pirmam pasakysite, kad ateitų pasitikrinti? Mamai, sesiai, puseseriai? Jos papasakosiu visiems, kam reikia, o jau be abejo, jie patys jau nuspręs, ar jiems reikia ar ne, ir ar jie jaučiasi gerai ir jiem nereikia nieko. Ačiū labai, Monika, tada. Dėkui.